Labas rytas, draugučiai. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Phuketo oro uosto ir šiandien mes skrendam į Chiang Mai. Šiaip įdomus dalykas su mano bilietais. Mano skrydis yra vidinis ir ten gal tik tais 2 valandas skrisiu, bet turėjau prisidėti papildomai bagažą, kadangi nebuvo į kainą skaičiuota. Bet kai pradėjau žiūrėti bagažo kainas, tai pamačiau, kad bilietą upgraidinti į kažkokį deluxe klasę, kur jau yra įskaičiuotas bagažas, buvo biškai pigiau. Tai realiai nusipirkau geresnius tiesiog bilietus, kur man leido pasirinkti ir vietą, kurioje sėdėsiu, ir praeiti priority check-iną, ir įspėjau ir į lėktuvą pats pirmas įlipsiu, bet kadangi skrydis vidinis, tai aš net nelabai žinau, ar ten kažkuo tos pačios vietos skirsis, kur aš sėdėsiu. Nemanau, kad bus kažkokie business class ir panašiai, bet šiaip įdomu, nes kainavo gal tik tais kokiais, spėjau, kad man atrodo 5 ar 10 eurų brangiau bilietas. Tas čiuvelis kažką pamiršo, man atrodo, kad oro uoste, nežinau tiksliai, gal pasą ar kažką, ir dabar jisai nusprendė, kad nori išlipti, nes, kaip supratau, jam negali dabar atvežti to dalyko, ką jisai paliko. Sako, kad galėtų jam lyg ir atskraidinti kažkaip su kito skrydžiu, bet jo, žodžiu, sakė jam, kad kitas skrydis tik tais rytoj yra. Kaip supratau, tai telefonas buvo jo žmonos lyg ir, tai jam atvežė iki lėktuvo, tai neišlaipina jo, uždarom duris ir skrendam. Kažkodėl duris neužsidaro dabar. Man atrodo, mes iš čia nieką neįskrisim. Oh, by the way, look who I met. Ką, pirmą kartą susiduriu su lietum šitoj kelioniai, tai tik atvažiavau, iš karto pradėjo lyt ir dabar lyja. Šiaip nestipriai, bet oras pasikeitė tikrai žymiai, nebe taip karšta, biškį dušno pasidarė, aišku. Ir tikriausiai matosi, kaip aplinkui gatvės ruošiasi Tailando naujiem metam. Tai nuo rytojaus 3 dienas bent jau minimum bus Tailando naujieji metai. Tai kitas video tikrai bus įdomus, nes jie gan įdomiai švenčia, tikrai. Man bent jau tikrai fainiau negu mes švenčia. Empty already. It's good. Very good. It's good. Was yours good? Clean already. It's number 7. What is this? This is the smallest one that they do. This is the smallest one. Jesus. Yeah, maybe even less than that. It's our first time. Yeah, just a tiny. Yeah, that's good. Ciao. Cheers. Bandysim paragauti. You'll try one? You'll try one? Oh my god. Don't eat that. Right. Oh! Yeah. Oh, they smell nice. They do smell nice. They seasoned it for us. Oh, I can't even. Tastes of grass.
Tastes like grass, exactly like grass. Šiaip visi šitie buržukai grinai kaip žolės skonio. Jeigu kas nors vaikystėje žolę valgėt, tiesiog kieme, tai skonis toks pat visiškai, kai vaikystėje žolę valgėt. Antras bandymas, Kathleen. I can't do it. Put it in your I mouth. can't do it. The whole thing. I can't do it. You can do it. Go ahead. Go for it. Where is it? It's gone. Susilažinom su Kathleen, kad jeigu jinai suvalgo vieną iš žiogų, tai aš tada turėsiu suvalgyti duriano vaisių, nes jie turėtų šiaip būti labai smirdantis ir neskanus. Tai pasižiūrėsim dabar. It smells nice. It smells super sweet. Is this the same smell? No, don't put it near my face. I like it. Do you? It smells so nice. He's gonna like it. Is this the part you eat? Yeah. All of it. He's gonna like. Don't put it near me. Smell it. Look, no. Look at that. Kvapas labai saldus. Sako, kad šiaip kaip kiaušiniai smirda, bet man tai nei tiek. Jo kvapas toks labai kaip gėlių saldus, kaip kažkokių, nežinau, ramunėlių gal, bet dar saldesnis. You know what it tastes like? It tastes like fried onion. Fried onion. Is that what you're getting? Try a bit more. So good. Did you actually enjoy that? No, it really does not. It's on the tip of his That's never coming off. I love that smell. Jie antiek bijo to kvapo, kad su pirštinė, šiaip man davė pirštinę, kai aš pirkau šitą gabaliuką, tai davė pirštinę tam, kad jeigu išsitepi, tai kad tas kvapas neliktų ant tavęs, aš tiesiog su pirštais valgiau, nes man tai žiauriai skaniai kvepia. Šiaip kvapas man 10 iš 10, galėčiau tokią žvakę turėti duriano. Skonis 3 iš 10, grinai skonis kaip jeigu svogūnų pakepi, ypatingai raudonų svogūnų, palieki petelniai ir sugrįžti ir tada valgai nei kiek nepašildęs jų, tai skonis identiškas, konsistencija identiška irgi. Keista valgyti vaisių, kurio skonis yra kaip svogūnas, bet labai saldus svogūnas, žiauriai saldus svogūnas. Ar valgyčiau dar kartą? Ne. Ar nuo kvapo apsivemt galėčiau? Tikrai ne, nes man tai žiauriai skaniai kvepia jisai, bet jiem tai matomai kvapas nelabai patiko, jie dar vis su pirštinė nagrinėja, nes konsistencija jo tai šiaip keista labai tokia... Go for it! Ką, chebrytė, baigiam šiandien dieną, prisivalgiam įvairiausių dalykų turguje, dar galvojom šiaip apsišopinti, kažką nusipirkti, bet kažkaip jau biškį pavargom, tai einam atgal į hostelį. Aš šiandien vieną naktį praleisiu hostelėje vienas, o tada rytoj Joe ir Kathleen atsikrausto pas mane, nes jie šiandien gyvena hotelyje. Tai nuo rytojaus kelias dienas praleisim tam pačiam hostelyje, švęsim naujosius metus. Įdomu bus, nes šiaip atrodo, kad nėra daug žmonių kol kas atvažiavę į miestą, kas šiaip keista, nes per naujosius čia būna žiauriai daug. Bent jau kiek žiūrėjau, praeitais metais tai buvo labai daug. Dabar atrodo, kad gan mažokai šiaip Čiang Majuje žmonių apskritai yra. Gal dėl to, kad čia vyksta tas vadinamas burning season, kada jie čia degina kažką, aš nežinau, ten iš Laoso pareina labai daug dūmų. Tai to smogo šiaip, jo nesijaučia, tu neįkvepi, bet tu nieko nematai realiai. Visur atrodo, lyg būtų debesuota mieste tiesiog. Tai gal dėl to smogo čia žmonių tiek daug ir nėra. Bet, įdomu, pasižiūrėsim rytoj lyg ir turėtų veiksmas prasidėti, nes jau oficialiai bus nauji metai. Tai va, šiandien pabaigiam ir susitinkam rytoj.